Labas! Investor LT kanale Klausk, atsakysiu rubrika. Taisyklės rasite pirmame komentare, jų nepriminsiu, bet priminsiu tai, kad šioje rubrikoje jūs ne tik užduotumėte klausimus, bet ir palaikytumėte kolegų įdomesnius variantus. Nes kai klausimas surenka daugiau laikų, mes suprantame, kad jis yra tikrai aktualus, ir jį būtina atsakyti. Kaip visada, pradėsiu nuo kanalo rėmėjų klausimų. Čia nesvarbu, kokį jūs narystę pasirinkote, prie jūsų vardo visada atsiranda žvaigždutė, todėl aš jūs matau ir visada atsakinėju jūsų klausimus ir nesvarbu, ar tas klausimas surinko laikų ar ne. Ir dar priminsiu, kad pasirinkus brangiausią kanalo rėmimo narystę, tapus geriausiais draugais, jūs būsite pakviesti prisijungti prie mūsų uždaro klubo Discorde. Nuorodą į tą klubą rasite kanalo bendruomenė arba įrašai skiltyje. O antrasis būdas prisijungti prie uždaro klubo yra tiesiogiai pervesti savo paramą į asociacijos sąskaitą. Detalesnė informacija yra šio video aprašyme. Tai viską susakiau ir dabar jau galime pradėti. Taigi, pirmas klausimas su žvaigždute detalė klausia. Ačiū, kaip visada įdomu ir naudinga, kokia jūsų nuomonė apie kompaniją ITRN, augimas plus dividendai. Aš nežinau tokios kompanijos, prisipažinsiu, tai tiesiog kartu pasižiūrėkime. Guru Fokuse taip, labai mažutė kompanija, net milijardo nesiekia kapitalizacija, tai yra Izraelio įmonė. Ir su finansinė pusė tai greičiausiai, kad bus viskas gerai, nes paprastai nebūna Izraelio kompanijos užkredituotos, jos dažnai atrodo ir gerokai pigesnės, bet jos ir turi būti kažkiek pigesnės nei JAV kompanijos, todėl mes negalime Izraelio kompanijų statyti lygiai grečiai prie JAV kompanijų iš tos pačios industrijos, nes visgi rizikų ten yra daugiau. Taip, finansiniai ir pelningumo įvertinimai yra tikrai labai aukšti, numatoma, kad kompanijos pelnas augs apie 10%. Tai pagal tokį augimą dividendiniai kompanijai rodikliai tikrai atrodo geri, favardinis PE bus kažkiek didesnis nei čia parodytas, nes čia yra įskaičiuojamas ne realusis EPS, tai yra pelnas tenkantis vienai akcijai, bet čia pelnas skaičiuojamas eliminavus laikinas išlaidas. Tai favardinis PE bus apie 15, todėl, manau, kad visas augimas jau yra dabar įskaičiuotas į kainą. Dar į dividendus pasižiūrim, taip, dividendai 4,5%, apie pusę savo pelno atiduoda dividendams, tas yra tikrai gerai. Apskritai, kai kompanija nėra užsikreditavusi, kai veikia pelningai, tai viskas ir yra gerai. Svarbu, kad tik tai mes nepermokėtume už tos kompanijos akcijas. Tai kol kas ir dividendai yra saugus, skolų pas ją yra tiek, kad jos pačios pinigų užtektų padengti visus įsiskolinimus. Bet kompanija yra nusprendusi palengva mažinti savo įsipareigojimus, kas atrodo tikrai teisinga. Ji taip pat vykdo buyback'us, čia irgi yra geras ženklas. Šiaip kompanija atrodo visai neblogai. Didžiausias minusas, kad tai yra Izraelis ir kad tai yra labai maža kompanija. Tai reiškia, kad akcijos kaina gali tikrai labai stipriai svyruoti. Pavyzdžiui, atsiras koksai didesnis investuotojas arba atsiras koksai didesnis šortistas, ir matysime tą svyravimą. Šiuo metu kaip ir viskas jau yra įskaičiuota kainoje, aš tikrai nematau čia nuolaidos ar neįvertinimo. Todėl nupirkus dabar yra rizika, kad dividendus jūs gausite, bet akcijos kaina bus tikrai labai nestabili. Ir įsivaizduokite, kad jūs gaunate 4,5% dividendų, bet akcija, pavyzdžiui, nukrenta 10-15%, o tiek laisvai jinai gali nukristi ir net nereikia labai didelių pinigų tam. O iš grafiko matome, kad savaitės RSI jau tikrai yra labai aukštas, todėl neatmesčiau atvėsimo ir stipresnės korekcijos. Šiaip matome, kad ilgesnėje perspektyvoje investuotojai kaupėsi ties $25 už akciją ir jeigu pavyktų ją už tiek nupirkti, tada variantas tikrai atrodo labai įdomus. O dabar, kai kaina yra viršūnėje, tai klausimas, ar nebus noro fiksuotis. Todėl aš pati tokio aktyvo į augimas plus dividendai portfelį nesirinkčiau. Visgi tai yra maža kompanija, o maža kompanija yra maža kompanija. Važiuojam toliau. Audrius klausia, sveiki, ačiū už turinį, kokia jūsų nuomonė apie Magnificent 7 ateinančių 1-2 metų augimo perspektyvų.
kurios iš jų jūsų nuomonė turi didžiausią potencialą augti, vertinant dabartinę jų kainą. Kaip jūs vertinate Microsoft perspektyvas, ar jų reikšmingas netiesioginis investavimas į AI ir kitas sritis gali atnešti akcininkams didesnės grąžos ir artimiausiais metais, kaip 24-ais, kaip galima būtų vertinti jų bendradarbiavimą su OpenAI, kas gaus pagrindinę naudą, jei bus einama pelno siekimo keliu. Na, matot, trumpuoju periodu tai vis tiek norėtųsi didesnės korekcijos šitose kompanijose ir tada jau galvočiau tikrai apie spartesnį augimą, o kad jos gali stipriau pasikoreguoti, tai tikrai taip, nes netaip senai mes matėme, kiek nedaug rinkai reikia, kad akcijos būtų stipriai išparduotos. Nvidia buvo paskutinis puikus priminimas to. Prieš tai buvo Meta, irgi su didžiausiu negatyvu, pamenate, kalbėjo visi, kad viskas, verslas miršta, reikia greičiau atsikratyti šito akcijų. Panašiai buvo ir su Tesla, tikrai jinai irgi turėjo įdomių momentų. Tai progų įsitraukti į portfelį šias kompanijas tikrai atsiranda. Aišku, kas laiko šias kompanijas, tai tikrai nėra signalas, kad dabar reikia jas parsiduoti, nes jeigu žiūrima ilgam, tai manau, kad dar ne kartą bus perrašytos viršūnės, bet prieš naujas viršūnės labai norėtųsi stipresnės korekcijos. Ir tai būtų netgi labai sveika. Tada sumažėtų ir atotrūkis nuo realios ekonomikos atstovų ir panašiai. Kalbant apie Microsoftą, tai ilguoju periodu aš manau, kad jisai bus vienas didžiausių laimėtojų. Dabar po paskutinės ataskaitos mes matome, kad investuotojai taip nėra labai patenkinti, kad jo debesų segmentas Azure nebeauga tokiais dideliais tempais kaip iki šiol, bet kompanija veikia labai plačiai išsidiversifikavusi ir žaidimai, ir programinė įranga ir panašiai. O dėl OpenAI, tai Microsoftas kol kas dar tik tai investuoja savo milijardus į Samo Altmano kompaniją. Ir kada reali grąža bus, ir kokia jinai bus, tikrai dar labai sunku pasakyti. Faktas, kad kompanija integruoja ChatGPT į savo Copilot, taip pat ir į paieškos Bing sistemą ir gali būti, kad ateityje vartotojai naudosis ne Google, o Microsoft'o paiešką Bing. Bet tai nemanau, kad bus 2 metų bėgyje. Todėl dėl šių kompanijų visgi reikėtų žiūrėti į ilgesnę perspektyvą, o ne metams ar 2, kaip jūs rašote. Ir Microsoft'as tikrai gali būti ta kompanija, į kurią periodiškai mes galėtume investuoti. O trumpuoju laikotarpiu tai visgi Nvidia, manau, bus didžiausia naudos gavėja. Gal augimo tempai ir lėtės, bet nemanau, kad bus leista kinams nukonkuruoti ją, ar su DeepSeek, ar su kita istorija. Manau, Nvidia bus tikrai labai saugoma, labai palaikoma, todėl didesnį augimą ir toliau matau būtent Nvidia. O kita įdomi kompanija, aišku, yra Google. Ji irgi labai plačiai diversifikavusi savo verslą nuo vaizdo transliacijų, reklamos, paieškos sistemos iki autonominių transporto priemonių, kibernetinio saugumo kompanijų, plus debesies paslaugos. Todėl Google'as irgi gali parodyti tikrai stiprų augimą artimiausiais metais. Svarbu, kad teisminius procesus susitvarkytų, kad antimonopolinės tarnybos taip stipriai nebekibtų ir panašiai. Taip pat ilgesniam laikotarpiu visgi žiūrėčiau ir į Tesla, kadangi čia yra ne tik tai elektromobiliai, bet ir humanoidai. Todėl augimas gali būti netgi labai sprogus. Todėl šitų kompanijų portfelyje kažkiek turėti reikėtų. O kas turi, aišku, laikykite, kas neturite, irgi tikrai atsiranda gan dažnai progų įsigyti vieną ar kitą kompaniją. Nes jos kaip sparčiai moka augti, lygiai taip pat kristi irgi moka labai įspūdingai. Aš pati šiuo metu turiu portfelyje Nvidia, pirkau per paskutinį stiprų pakritimą, dalį fiksavausi, dalį pasilikau, ir jeigu bus proga, tai ir Tesla, ir Google'as, ir Microsoft'as, ir Amazon'as tikrai gali rasti vietos mano portfelyje ir paprastai vis atsiranda tos vietos, tiesiog man patinka pirkti, kai stipriau tos kompanijos pasikoreguoja. O kad momente stipriau pasikoreguos, tai tikrai pasikoreguos. Per šios 2 metus aš net nebejoju, kad tą pamatysime. Ir ko gero pamatysime netgi ne vieną korekciją, tokią ne vieną didesnį griūtį šių kompanijų. O tada vėl tikiu, kad kilsime prie naujų viršūnių. Gerai, važiuojam toliau prie kito klausimo. Audra klausia, labas, kiek numanote tikslinę kainą Boeing 1 metų laikotarpį?
Šitai kompanijai aš neskaičiuočiau tikslinės kainos, nes nekartą sekmadienio rubrikoje kalbėjomės, kad labai daug problemų yra su šita kompanija. Dar visai neseniai, pamenate, jai ir ratai krito, ir durys iškrito skrydžio metu. Ir šiaip daug įvairių liudijimų yra dėl aplaidumo jų gamyboje, plus vyksta darbuotojų streikai, užsakymų nevykdymai, arba ten įvairūs draudimai. O kur dar gali būti visokie teismai, jeigu kažkas rimto atsitiktų, tą irgi reikėtų įsivertinti. Ir istorijoje mes matome, kad ne kartą kompanija tą išgyveno, todėl tikrai yra dalykų, kurių tiesiog objektyviai ir neįmanoma įvertinti. Nei trumpuoju, nei vidutiniu laikotarpiu. Todėl geriau su tokiamis istorijomis būti kuo atsargesniems, o jeigu norisi paprekiauti trumpuoju laikotarpiu, kaip jūs sakote, metams, tai tik tai techninė analizė čia gali padėti. Tarkime, jūs matote tam tikrus lygius, prie kurių akcijos buvo supirkinėjamos, ir pagal jas orientuotis. Aš pati dabar tikrai nepirkčiau jos, kas buvo geriausia, viskas jau yra įskaičiuota į kainą ir netgi sakyčiau su avansu. O jeigu, tarkim, pamatytume kainą už 120, už 140, tada gal jau ir pagalvočiau. Kas nepatinka, kad jos atsiskaitimai visą laiką yra raudoni, tai reiškia, kad ką jie pati planuoja arba ko tikisi analitikai, jinai niekada neišpildo. Todėl, kaip gali vertinti tada kompaniją, kuri pati nežino nei ką pasieks, nei kiek uždirbs, o nežino, nes nutikti gali visaip. Todėl aš stengiuosi būti toliau nuo tokių istorijų. Nebent, kaip sakiau, labai stipriai pasikoreguotų akcijos, bet jos pasikoreguotų ne dėl to, kad, pavyzdžiui, teismų padaugėjo arba ten kažkokia katastrofa įvyko, bet, tiesiog be didesnių neigiamų naujienų momente akcijos pasikoregavo. Tada gal ir būtų įdomu. Bet toliau Šarūnas klausia, ačiū už tai, ką darote, patarkite, kokias obligacijas arba jų fondus verta būtina turėti portfelio balansui. Kokius būtina turėti, turbūt nelabai galėčiau pasakyti, bet galiu pasidalinti, ką aš pati laikau. Tai aš turiu vidutinės trukmės JAF obligacijų ETF-ų, kurie išmoka dividendus. Aš daugiau rinkausi tarp 2-7 metų trukmės, nes jie pagal mane ir bus ryškiau judantis į viršų. Ta beje ir matome dabar, net kai palūkanos nėra labai staigiai mažinamos, lyginant su ilgesnio laikotarpio obligacijomis. Didesnė dalis pas mane yra doleriais, bet taip pat turiu ir eurinių obligacijų ETF-ų. Turiu šiek tiek pasilikusi ir ilgalaikių, tai yra 20 metų JAF obligacijų ETF-ų, bet žiūrint į dabartinę Fed politiką, žiūrint į obligacijų palūkanų kreives, kažin ar bus ten labai didelis kainos augimas greitų metų. Tai visa laimė, kad aktyviau pasižiūrėjau į šitą statymą ir teko kelis kartus fiksuotis po ilgalaikio obligacijų ETF augimo. Ten po nedaug, po 10% kelis kartus, nes po to tiesiog nukritus kainai vėl užeidavau į tą poziciją. Tai kažkiek užsidirbau per tą laiką. Nors šiaip aš sakyčiau, kad kol kas tai tikrai yra labai nesėkmingas statymas. Aš tikrai nemaniau, kad JAV gali laikyti taip ilgai aukštos palūkanas. Plius, kai supranti, kad jie nori silpno dolerio, kai aplink pasaulis palūkanas mažinasi, tai tikrai, sakyčiau, ne vadovėlinė situacija JAF ekonomikoje gavosi, bet statymas apskritai ant obligacijų lieka, dalis portfelio pas mane yra orientuota į obligacijas, aš taip pat turiu ir įmonių obligacijų, ir valstybinių obligacijų. Pavyzdžiui, tam pačiam Revolute labai paprasta yra pirkti obligacijas, tarkim, aš turiu Prancūzijos obligacijų, kurios baigsis šiais metais, tai pasižiūrėsime, kaip tai atrodys. Todėl pats statymas ant obligacijų, aš manau, kad yra teisingas ir dalis portfelio tikrai, manau, gerai, kad yra skolos rinkoje. Todėl labai smagu, kad domitės, o šiame kanale apie tai kalbėjomės tikrai ne kartą, todėl manau, kad išsirinksite teisingai. Toliau AUDRJ klausia, sveiki Inga, kokiame rinkos ciklo etape dabar esame, kiek liko iki piko? Kai esi netoli savo istorinių viršūnių ir kai naujas viršūnės paskutiniu metu darosi vis sunkiau perrašyti, tai atrodytų, kad nelabai jau tas pikas ir toli. Tik tiek, kad kai JAF rinkos koncentracija yra vos keliose kompanijose, tai nelabai yra teisinga kalbėti apie rinkos ciklus, nes kompanijos iš realios ekonomikos tai tikrai dar nėra pike.
Todėl pasikeitus makro aplinkai, švelnėjant Fedui, dar tikrai gali būti impulsas į viršų. Plius technologijų kompanijos su jų galimybėmis, su jų balansais, pinigais, tikrai gali tempti indeksus į viršų. Pavyzdžiui, paskelbs apie 100 milijardinius baibekus, ir to tikrai užteks. Arba bus kokių įdomesnių hypinių istorijų susijusių su dirbtiniu intelektu ar ten autonominiu vairavimu. Ir tikrai laisvai galime perrašyti viršūnės. Bet tikėtina, kad jau esame labai netoli piko ir greičiausiai neužilgo bus stipresnis atvėsimas, nes matome, kad sistemoje likvidumas mažėja, sumažėjo iki komfortiško lygio žiūrint į vidutinės trukmės laikotarpį, todėl matome, kad prie tokių lygių indeksai visgi sugebėjo augti, todėl, bet jeigu ir toliau tokiu tempu likvidumas mažės, tai galime turėti problemą. Aš apie tai kalbu, nes netaip senai dalinausi skaidrėmis mūsų klubo online susitikime, tai puikiai pamenu, kad apie tai diskutavome, bet tendencija pati lieka tokia, kad likvidumas traukiasi. Ir priklauso, ar jis toliau trauksis, ar bus kokios papildomos programos sugalvotos jam palaikyti, o gal net ir didinti. Tai pasižiūrėsime. Aš visada neramiai žiūriu į kovo, rugsėjo mėnesius, jie būna tikrai labai volatilus, nors aišku, juodos gulbės gali atskristi bet kada. O kai 2 metus iš eilės augome daugiau nei po 20%, tai korekcija atrodytų visai normalus dalykas. Nes rinkoms tiesiog atėjo laikas atvėsti. Ypač tam, kad sumažėtų atotrūkis tarp IT kompanijų ir realios ekonomikos atstovų. Todėl su Big 7 kompanijomis tikrai gali būti įdomesnių judėjimų žemyn. Pasižiūrėsime. Ir dar vienas klausimas iš rėmėjų. Taip, Moment klausia. Labadiena, norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie Koni ETF. Moka dividendus, dėl jų ir norėčiau dar dasipirkti, bet įdomu, gal kažką geriau galite pasiūlyti, nes noriu gauti dividendus. Prisipažinsiu, reikėjo man pasiaiškinti, kas čia per ETF-as prieš pasakant nuomonę. Tai yra vienas iš Yield Max ETF-o. Mes kažkuriame epizode esame kalbėję apie opcionais paremtus ETF-us. Tada klausimas buvo, man rodos, apie Tesla opcionais paremtą ETF-ą, o jūsų minimas ETF-as yra į Coinbase orientuotas. Kainos dinamika, lyginant su S&P 500 indekso grąža, labai atsilieka. Lyginant pagrindinius konkurentus, jūsų Yield Max ETF-as, lyginant su Nvidia, Tesla, Netflix'u, tai jūsų ETF-as atrodo prasčiausias. Netflix'o ETF-as netgi eina į pliusą, neskaičiuojant dividendų. Čia, aišku, praeities rezultatai negarantuoja, kad ir toliau bus tokia dinamika, bet, vėlgi, atkreipti dėmesį tai tikrai verta. Aišku, dividendinė grąža tiek Koni, tiek kitų yra tikrai labai įspūdinga ir tikrai, kol kas mėnesį gaunate dividendus, atrodo tikrai faina, galima per metus atmušti net visą investiciją, todėl gali atrodyti, kad netaip svarbu, kad šiuo metu ETF-o kaina krenta, bet visgi reikia suprasti, kad tai yra didelė rizika šitos idėjos turi, jos tinka tikrai ne kiekvienam ir gerai, kad ne visi brokeriai siūlo tokius sprendimus, nes nudegti galime čia tikrai labai skaudžiai. Aišku, gerai, kol sekasi, bet, žinote, sėkmė būna, kad ir nusisuka. O šiaip kalbant apie dividendus, tai paieškojus ir turint kantrybės ilgalaikėje perspektyvoje, net kai kelis procentus moka kompanijos dividendų, ilguoju periodu jūs galite būti tikrai labai dosniai apdovanoti, būtent per sudėtinių palūkanų stebuklą. Plius tos kompanijos neretai ne tik dividendus kelia, bet ir baibekus vykdo. Todėl jūsų grąža gali būti irgi labai įspūdinga, tik reikia, aišku, turėti kantrybės. Bet, pagal mane, tai visi geri dalykai gyvenime ir turėtų ateiti su laiku. Tada ir vertiname visai kitaip tos dalykus. O čia, kai toks kazino, aišku, dar klausimas, ar ilguoju periodu bus čia kažkas gero, ar tikrai nenudegsit. Aš pati tokias istorijas nelyščiau. Taip, daugiau klausimų iš rėmėjų nėra, todėl keliaujame į viršų nuo pradžių ir žiūrėsime tuos klausimus, kurie surinko daugiau jūsų laiko. Taip, Pavel klausia, labas Inga, ačiū už video, žinau, kad tavęs europiečiai nedomina, bet prašau žvilgtelk į Neste, dosnūs dyvai atrodo patraukliai. Gerai, pasižiūrėkime kartu, tarkim,
Prancūzijos biržoje, kas ten taip patraukliai atrodo. Aha, gražu, kai akcijos pinga, bet matyt ne šiaip jos pinga, greičiausiai čia yra problemų. Kompanija turi nemažai skolų, bet operacinio pelno jai pilnai pakanka, kad tas skolas aptarnautų, tai su skolomis problemų jinai tikrai neturi. Toliau numatomas visai neblogas pelno augimas, tas čia labai gerai. Įdomus momentas čia yra, kad pernai jinai dividendams atiduodavo daugiau pelno nei uždirbdavo. O taip jinai galėtų daryti tik tai tokiu atveju, jeigu arba daugiau skolinasi, arba labiau skiečia savo akcijas. O apskritai tokie sprendimai, tai žinoma, kad įtakoja jos pelno rodiklius, todėl akcijų kaina ir krito. Taip, dividendai tikrai atrodo įspūdingi, virš 10%. Tokia dividendinė grąža yra dėl to, kad akcijų kaina stipriau nukrito ir jeigu jai greitai nepavyks susitvarkyti su pelningumo rodikliais, greičiausia, kad kaina ir toliau kris. Todėl klausimas čia, ar dividendai yra ilgam apsaugoti, o apskritai su tokiomis istorijomis, tai aišku, visada norisi, kad ir dividendai būtų užfiksuoti su kuo aukštesnė grąža ir dar, kad akcijos stipriai augtų. Bet kad tai būtų, reikia, kad jinai išpildytų analitikų lūkesčius ir kad jos pelnas sparčiau augtų. O ar tai bus, pamatysime tik tai eigoje. Ilgesnėje perspektyvoje manau, kad visai realu, kad jinai atsigaus trumpuoju laikotarpiu, tikrai gali būti sunku jai. Dabar matome, kad skolos auga, pelnas ir pajamos mažėja. Bet jeigu jinai išpildys savo ateities gaires, tai tikėtina, kad atsigaus. Todėl reikia sekti šią kompaniją, reikia sekti, kaip jinai atsiskaitinėja, žiūrėti, ką vadovybė kalba, kokios problemos yra pas ją, kokios perspektyvos ir panašiai. Šiaip aš sutinku su jumis, kad šita kompanija yra gan įdomi, bet rizikos su ja irgi yra nemažai. Toliau Miksas Invest klausia, ačiū už informatyvų turinį, domina jūsų įžvalgos apie karinės pramonės ETF-us NATO ir DFN. Apie NATO esame kalbėję ankstesniuose epizoduose, plus pagal taisyklės viename komentare turi būti vienas klausimas ar vienas tikeris. Todėl, pasižiūrim DFN justetf.com puslapyje. Iš esmės variantas dėl karinės pramonės ETF tikrai nėra blogas, aš manau, periodiškai investuojant gali būti visai geras sprendimas, nes pasaulis yra neramus ir kol vyksta neramumai, kol didėja grėsmės, kol daug apie tai kalbame, tai natūralu, kad atsiranda daugiau baimių ir tokios istorijos gali būti net labai patrauklios. Tik DFN yra visai kitokios sudėties nei NATO ETF-as, nes NATO buvo daugiau orientuotas į JAV technologijų kompanijas, daugiau į kibersaugumą, plus ten buvo JAV ir Europos didžiausios karo pramonės atstovės ir didžiausią svorį sudarančios kompanijos man buvo žinomos. O čia, apart Palantyro ir Leonardo, aš nelabai ką iš šitų kompanijų ir žinau. Todėl reikia pasidomėti šiomis kompanijomis. Šiaip greičiausia čia yra būtent ant karinės gamybos industrijos statoma, o aš gal būčiau daugiau už visgi platesnę diversifikaciją, todėl man NATO ETF-as labiau patiko negu šitas. Bet reikia skaityti, aišku, apie kiekvieną kompaniją, ko jos yra stiprios, kur jų yra konkurenciniai pranašumai, kokie jų yra užsakymai, pajėgumai ir panašiai. Tai atrodo, kad jūsų minimi ETF-ai yra labai skirtingi, todėl reikėtų rinktis. Aišku, galima, pavyzdžiui, bandyti kombinuotis, tarkim, DFN ETF-ą, tarkim, su kokiu kibersaugumu susijusiu ETF-ą pasiimti portfelį. Tai gal būtų visai įdomus variantas. Nes šiaip pati tema, manau, yra aktuali ir dar bus ilgai aktuali, todėl ETF-ai iš šitos srities yra tikrai įdomu. Toliau klausė Vilius. Su tikslinės kainos nustatymo video Inga puikiai visus kanalo stebėtojus moko vieną svarbiausių dalykų investavime – kantrybės. Tikrai taip. Šiaip vienas sunkiausių dalykų investavime tikrai yra laukimas, todėl šita savybė tikrai yra labai labai reikalinga.
Bet aš tikrai nespecialiai vilkinu su tais video, tikrai turiu rimtą priežastį, bet pasakysiu tiek, kad kainos nustatymo niuansus mes aptarinėsime online susitikimo metu. Jūs galėsite ne tik tai išklausyti teoriją, aš tikrai pasidalinsiu visais niuansais, kaip aš tą darau, bet kartu jūs galėsite ir užduoti klausimus, kaip mes kad darome mūsų uždarame klube. Tai su šia tema irgi norisi, kad būtų viskas aišku, tai žiūrėsime, kaip ten mums seksis, bet manau, kad bus tikrai naudinga. O jums, Viliau, tikrai labai didelis ačiū už palaikymą ir gerą nuotaiką, tikrai labai tikslus komentaras. Važiuojam toliau, Dryhex klausia, sveiki, ačiū už įdomius video. Kokios prognozės Realty Income, tikeris O, paskutiniu metu labai kintanti kaina ir girdėjau, kad daug investuotojų mano, kad ši bendrovė jau yra per didelė kaip rytas. Ar manote, kad jai sunku augti palyginus su kitais rytais? Na, su rytais apskritai yra toks dalykas, kad pagal jų veiklos specifiką jūs žinote, kad jie yra dažnai labai stipriai užkredituoti. Tiesiog tam, kad vystytų savo projektus, priklausomai, aišku, nuo to ryto srities, bet labai dažnai jiems vis reikia naujų investicijų. Todėl jų skolų lygis dažnai būna tikrai didelis. Ir kol palūkanos išlieka aukštos, tai mes suprantame, kad tokios kompanijos susiduria su papildomais sunkumais. Tiesiog vien aptarnauti išbrangusios skolas, kiek reikia papildomų resursų. Todėl investuotojai paprastai į tokias kompanijas aukštų palūkanų fone tiesiog neina. Lygiai kaip neina į grinai dividendinės istorijas, jos momente irgi tampa neįdomios, nes neretai tokios kompanijos yra priverstos vykdyti papildomų akcijų emisiją, kad pritrauktų pinigų. Todėl čia yra normalu, kad momente išparduotos akcijos nėra greitai atpirkinėjamos. Bet kai tik išgirsime, kad Fedas vėl palankiai žiūri į palūkanų mažinimą, kai rinkos vėl skaičiuos ne 0,5% mažinimą per metus, o tarkim procentą ar daugiau, tada tokios kompanijos vėl bus įdomios ir akcijos tikrai atsigaus. Ir su šita kompanija aš manau, kad irgi bus labai panašiai. Ir kol laukiam atsigavimo, yra visai neblogai gauti dosnius dividendus kiekvieną mėnesį. O dėl tikslinės kainos aš irgi nebejoju, kad mažinant palūkanų normas mes tikrai ją pamatysime netoli $70. Tiesiog dėl tam tikrų politinių aplinkybių tenka tos tikslinės kainos ilgiau palaukti. Tai aišku, X čia tikrai nebus, bet augimas daugiau nei 20% nuo dabartinės kainos tikrai yra realus. Jau neskaičiuojant dividendų. Važiuojam toliau. Gintaras klausia, ačiū už video, neseniai minėjote, kad FMC turi potencialą augti plus geri dividendai. Tačiau po ataskaitos smigo daugiau nei 30%. Ar verta po šio kritimo užsipirkti? Na, matote, su jie yra toks dalykas, kad distributoriai, kurie paprastai užsiperka kompanijos produkciją, pesticidus, trąšas ir panašiai, šiuo metu vėl sako, kad sandėlių neišpardavė, todėl naujo užsipirkimo neplanuoja. Ir kompanija, aišku, momente tokie pareiškimai nėra labai geri. Jos pardavimai krenta, paklausa silpsta, bet toks yra tas ciklas. Yra laikas, kada užsiperkama aktyviau, yra kai beveik neperkama. O žemės ūkis tikrai niekur neišnyks, kaip reikėjo trąšų, taip jų ir reikės. Tiesiog suprantame, kad užsipirkimas bus ne 25 metais, kaip tikėjusi kompanija, bet 26. Ir dėja, pati FMC kompanija tokių dalykų įtakoti negali. Ir aišku, jinai planavo vieną, gavosi kitaip, bet didelės problemos tikrai nėra. Kompanija yra stipri ir tikrai ateis laikas, ateis toks ciklas, kai jos produkcija vėl bus sparčiai perkama ir sandėliai vėl bus užpildomi. Tiesiog reikia turėti kantrybės. Tik čia yra dar vienas niuansas su šitą kompaniją. Mes uždarame klube esame nekartą spėlioję, kokios kompanijos bus įtrauktos į S&P 500 indeksą, naujai įtrauktos ir kokios bus išbrauktos iš to indekso. Ir sakyčiau, visai neblogai mums sekasi spėlioti. Tik FMC dėja, bet yra tarptų kompanijų, kurias gali išbraukti. Ir tą laisvai gali padaryti jau per kovo perbalansavimą, nes jos augimas tikrai nėra pakankamas indeksui. Ir jeigu išmestų ją, tada kotiruotės dar labiau gali būti išparduotos. Nes fondai, kurie seka indeksą, bus tiesiog priversti pardavinėti ir vietoj tos kompanijos pirkti naujasias kompanijas, kurias bus naujai įtrauktos į indeksą.
Todėl su pirkimu aš gal palaukčiau, nebent jūs planuojate poziciją užsipildyti laipteliniu principu, tarkim, jūs niekur neskubate, pavyzdžiui, atsidarote poziciją dabar ir iki pilnos pozicijos užsipildote prie tam tikrų lygių, kai, tarkim, kainos būna gerokai patrauklesnės. Aš pati ją laikau, kol kas skiesti neplanuoju, nes irgi laukiu verdikto dėl indekso sudėties, o šiaip dėl kompanijos aš tikrai neturiu jokių abejonių, jos produkcija tikrai bus reikalinga, todėl atsigavimas yra neišvengiamas. Tik aišku, jisai gali kažkiek tai užtrukti. Važiuojam toliau. Modestas klausia Big B AI BBAI. Pasižiūrim šią kompaniją kartu. Taip, labai paskutiniu metu nuskriejo. Taip sakyčiau, nuo $3 iki 10. Per pastaruosius kelis mėnesius šitoks augimas įvyko. Aišku, dabar norėtųsi pamatyti jos atvėsimą, tai pirkti šiuo metu tikrai nevertėtų. Jeigu jau nespėjote į tą traukinį, tai tegul ir važiuoja jisai be jūsų. O jeigu laikote ją, tai stopus tai būtinai susidėčiau. Matot, šita kompanija yra nedidelė, dar porą metų bus nuostolinga, todėl klausimas, ar toliau bus toks ažiotažas ir pirkimas. O kol kas mes čia matome, kai būna, kai mažose kompanijose prisikaupia virš 20% šorto, ir įvyksta short squeezas. Ir šortistai čia tikrai labai smagiai buvo išgrįžti. Bet po tokių šuolių dažnai ateina fiksavimasis, todėl manau, kad gan greitai akcijos atvės ir prekiausis gerokai pigiau. Važiuojam toliau. Milana klausia, labas, o kokie tarifai išvedant pinigus iš IPKR į savo sąskaitą? Vienas išvedimas per mėnesį yra nemokamai, o jeigu vesite daugiau kartų per 30 dienų, tai sekantis pavedimai gali kainuoti $10 arba $4, nesu dabar tikra dėl komisinių, bet vienas per mėnesį tikrai yra nemokama. Toliau, Modestas klausia, Planet Labs, tikeris PL. Aš pati šios kompanijos niekad nesekiau, bet mūsų klube visai neseniai buvo užklausų dėl šitos kompanijos, tai jis specializuojasi palydovinių nuotraukų teikime ir kadangi mes klube turime nemažai stiprių techninės analizės gūrų, tai įdomu buvo tai, kad jie pastebėjo, jog deltoje vyksta aktyvesnis akcijų supirkinėjimas. O iš fundamentalios analizės, tai jinai yra mažutė, nuostolinga, kas gerai, bet kad jinai skolų neturi, todėl bankrotas negresia. Taip pat jinai gauna visai nemažai įplaukų, kas rodo, kad jinai turi klientų ir kad jos paslaugos yra reikalingos. Todėl greičiausiai išgyvens dar kurį laiką be akcijų skiedimo. Čia yra gerai. Taip pat prie paskutinio pozityvo prisidėjo ir tai, kad ji gali pasirašyti bendradarbiavimo kontraktą su klientu iš Azijos. Ir jeigu taip įvyktų, tai visai realu, kad per artimiausius metus jinai išeitų į pelną. Todėl variantas tikrai yra įdomus, ypač tiems, kas mėgsta aktyviau paprekiauti. Ir dar vieną klausimą paimkime su daugiau laikų ir šiandien pabaigsime. Taip, Mindaugas klausia, ačiū už atsakymą, o ką manote apie HSI, Hershey? Čia žiūrint apie kokį laikotarpį jūs klausėte, nes jeigu jūs ieškote pigių dividendinių kompanijų, kurios būtų įdomios augimas plus dividendai strategijai, tai šita kompanija tikrai gali būti įdomi, bet reikia turėti su ją kantrybės. Nes didžiausia problema, kad šiems metams jinai sumažino lūkesčius, todėl kotiruotės stipriau nukrito, bet ilguoju periodu aš manau, kad viskas su ja bus gerai. O kol kas matome, kad kompanijos akcijos yra labai nepastovios, todėl vėlgi tinka tikrai ne kiekvieno portfeliui ir ne kiekvieno nervams. Ir dar pasižiūriu, kur daugiau laikų. Taip, Cobwebas klausia. Nepamirškite, kai darot savaitės apžvalgas, įdėti aprašymą kikerius, apie kokias akcijas bus kalbama arba pačiam video rodyti, nes būna neaiškiai ištartas kikeris ir neina susirasti akcijos. Taip, tikrai geras pastebėjimas, aš pažadu pasistengti užrašinėti tikerius, nors jūs visada galite rašyti komentaruose savo klausimus, ko jūs neišgirdote, ko nesupratote. Taip pat mes turime Facebooko grupę, ten irgi galite klausti. Visos naudingos nuorodos yra šio video aprašyme.
Ačiū Jums labai už Jūsų klausimus ir palaikymo komentarus. Nenusiminkite, jeigu Jūsų klausimą neatsakiau. Jūs visada galite klausimus kartoti po naujausių Klausk atsakysiu video ir galbūt kitą kartą tas Jūsų klausimas surinks daugiau laikų ir aš jį atsakysiu. Taip pat labai lauksiu naujų Jūsų klausimų ir iki kitų susitikimų. Ate.